vadovėlis. Tai kaip ir 5 klasiai, vadovėlis turės ir jį lydinčias pratybas, kurios, kiek girdime iš atsiliepimų mokytojų, yra gausiai naudojamos ir taip pat papildo vadovėlį įvairiom užduotim. Ir yra ta erdvė, kur vaikai gali rašyti, piešti, kurti ir dar įtvirtinti etikos pamokų metu įgyjamas žinias ir ugdyti kompetencijas, kas irgi yra nemažiau svarbu. Gerai, tai dabar tada keliaujame toliau. Apie ką mes norime kalbėti, kurdami šitą vadovėlį ir ką mums atrodo svarbu akcentuoti, tai pirmas dalykas yra nuoseklumas. Tikrai norisi kurti ir tvirtinti etikos mokymo tradiciją ir kad vadovėliai būtų vientisi, tai būtų tradicija, serija ar ne, ir pamažu keliausime, ko gero, ir dar tolyn klasėmis. Ir nuoseklumo momentas mums atrodo tikrai svarbus, kad ir jūs jau paėmę vadovėlį žinotumėt, kaip su juo dirbti, kokie yra jo ypatumai ir panašiai. Etikos pati programa yra sukonstruota taip, kad tai yra toks perėjimas nuo savęs pažinimo, pradedu nuo savęs, einu link kito, tada einu link bendruomenės ir galiausiai link mane supančio pasaulio, į ką eina ir gamta, ir gyvūnai, ir augalai, ir ekologinės temos. Tai mums, kuriant vadovėlį, kažkaip dėliojasi turbūt tokia irgi kelionės metafora, kad pradedam nuo savęs tą kelionę, savęs pažinimas, kuris turbūt tęsiasi visą gyvenimą, bet kaip 5 klasėje sudėliojame tam tikrus akcentus, tai 6 klasėje vėl sudėliojame tam tikrus aspektus, kas yra svarbu keliaujant savęs pažinimo link ir kas yra svarbu keliaujant kito link. Ir bendruomenės, kuri supa mokinį link, ir apsidaryti aplinkui, koks pasaulis mūsų supa. Ir vėl tikrai kaip ir 5 klasėje bus visai nemažai gamtos temų ir aplinkosaugos temų. Taip pat labai didelį dėmesį skiriame užduočių įvairoviai. Patys irgi dirbame mokyklose ir turime mokinių. Ir tikrai puikiai žinom, kad mokinių poreikiai dabar yra tikrai labai skirtingi. Tiek specialieji poreikiai, tiek tiesiog poreikiai ir taip pat dėmesio išlaikymas yra tikrai labai nedidelis ar ne, dėl to ta užduočių įvairovė yra nepaprastai reikalinga, kad neatsibostų, kad būtų galima įtraukti kitokį mokymosi stilių, kad galbūt tai bus žaidimas, galbūt tai bus tekstas, galbūt tai bus piešimas, gal kažkoks, nežinau, konstravimas ar kažkoks projektas, kur reikės išeiti už klasės ribų, kur siūlysime išeiti už klasės ribų, ar ne? Visos užduotis, kurias mes siūlome vadovėlyje, jos gali pasitarnauti ne tik tam, kad jas įgyvendinsite taip, kaip jos parašytos, tai toks būdas irgi yra sveikintinas, bet taip pat galima atsispirti nuo kažkokių užduočių ir galbūt jas pritaikyti jūsų kontekstams, nes tikrai atnaujinus programas ir dedant akcentą ties kompetencijų ugdymu yra tikrai labai svarbu įveiklinti tas aplinkas, kurias jūs turite, o jos visos yra unikalios. Jūsų miestai, miesteliai, aplinka, kurioje yra mokykla. Tai visą tai tikrai siūlome įtraukti ir užduotis gali pasitarnauti tai įvairoviai sukurti. Nuo tekstų iki projektų, aš taip kažkaip įvardinau, kad tikrai ta amplitudė yra labai didelė. Plus pratybose dar bus įvairių tokių trumpų smagių užduotėlių, kurios padės įtvirtinti informaciją, kurią jie gavo dirbdami su vadovėlio medžiaga jau, ar ne? Tai taip, tada dėmesys vizualumui, tikrai matysite, netrukus dalinsimės ir praskleisime tą šydą, kaip atrodo tas vadovėlis.
Tai jis labai vizualus, nežinau, mums tikrai labai patinka ir labai malonu į jį žiūrėti, nes daug yra iliustracijų, kurtų tiek iliustratorės, tiek yra įvairių meno kūrinių, kurie irgi tiek plės mokinių akiratį, tiek padės ugdyti kūrybiškumą, pažinti įvairius kūrėjus ir panašiai. Kompetencijų ugdymas, čia prie tos užduočių įvairovės turbūt irgi būtų galima dar papildyti, kad užduotis yra įvairios ne tik savo tuo stiliumi, ne tik nukreiptos įvairius mokymosi stilius, tačiau ir nukreiptos į įvairias kompetencijas. Tai tikrai stengiamės ieškoti tos įvairovės ir vienoje temoje gali būti paliečiamos, nežinau, 3, gal net 4 kompetencijos. Neišsigaskite, jeigu kažkokioje temoje nėra vienos ar kitos kompetencijos, galbūt jie atsiras kitoje temoje, ar ne? Tai taip intuityviai žiūrėjom, bet tikrai ta įvairovė gavosi gana didelė. Yra ir interaktyvių užduočių, tai yra rasti įvairių QR kodų, kurie ves į tam tikrą informaciją, papildomą informaciją, iš kurios mokiniai bus kviečiami vėl kažką atrinkti, nežinau, kūrybiškai kažką išspręsti, sugrupuoti ir panašiai. Tai tikrai kviesime išbandyti ir tokias užduotis. Taip pat labai didelį dėmesį skiriame praktiniam situacijom ir kai galvojam su Gintaru užduotis, tai tikrai visą laiką galvojam kažkokius pavyzdžius iš aplinkos, kaip tie iš mokyklos, ką mokiniai patiria, bandom tikrai įsijausti į jų kailį, į jų situacijas ir kaip jie mato, kad ta etika būtų labai su jais kartu, ne, tose situacijose, kuriuose jie veikia ir nutinka tos kažkokios moralinės dilemos ar kažkokie pasirinkimai, ar pažinimo klausimas, ar kažkokie filosofiniai klausimai, tai tikrai siūlome įvairių situacijų ir dedame čia tokį didelį akcentą. Ir taip pat siūlom skatinti mokinius kelti klausimus, kuo daugiau, ar ne, kad jie nebijotų šito dalyko, kad klausinėtų, kad pasaulis jiems keltų nuostabą. Tai manau, kad tai yra labai svarbu ir taip pat užduotise bus ir tokių užduočių, kurios tikimės, kad inspiruos tai. Apie pratybų sąsiuvinį jau užsiminiau, tai šiuo metu dar jo nepademonstruosime, tačiau jis yra kuriamas būtent kaip čia lydinti ugdymo priemonę, lydinti vadovėlį ir užduotis tikrai bus smagios, kūrybiškos, įtraukios. Pratybos bus kuriamos panašių principų kaip ir 5 klasės pratybos. Vėlgi, kaip ir 5 klasėje rasite 4 skyrius, tai yra savęs pažinimas, kito pažinimas, savęs kaip bendruomenės nario pažinimas ir savęs kaip gamtos dalies pažinimas, ar ne? Tai temos yra, kaip čia skyriai, yra tokie patys, tai irgi mums yra svarbus tas nuoseklumas, kad kuris duoda tam tikrą saugumą ir mokiniam, kad mes nagrinėsime šitas didžiasias temas, bet žinoma, kad smulkiosios temos jos yra kitokios, jau pratęsiančios 5 klasės kursą, papildančios, įvedančios naujų kažkokių kontekstų. Na ir tarp temų bus pagrindinės temos, visos temos atitinka programą absoliučiai. Nėra jokių temų, kurios kažkaip būtų visai iš kažkur kitur įtrauktos. Tai visos temos atitinka programą, tiesiog pagrindinės yra temos ir dar yra po vieną pliusinę temą kiekviename skyriuje, tai yra papildoma dar tema, kurią galima taip pat išeiti turint laiko arba norint pasigilinti daugiau, nes kaip jūs puikiai žinote, bendroji ugdymo programa yra sukonstruota taip, kad 30% laiko mokytojai gali arba stabtelėti ties kažkokiom temom, pasigilinti daugiau arba įtraukti kitas temas, tai tikrai esate kviečiami tą daryti. Ir taip pat rasite projektus,
kurie siūlys kažką įgyvendinti, kažką sukurti, išeiti už mokyklos ribų, galbūt panagrinėti kažkokią temą plačiau ir galbūt net kažką fiziškai sutverti, sukurti, kažkokią idėją įgyvendinti ir panašiai. Ir taip pat kiekvieno skyriaus pabaigoje yra tema žinau, moku, galiu, tai netrukus irgi parodysim, kaip tai atrodo, bet tiesiog tai yra pasikartojimui, įtvirtinimui tiek savokų, tiek asmenybių. Taip pat dar duodami tokie kaip klausimai, kurie padės irgi reflektuoti išeitą informaciją ir suprasti, vat, na, ar aš galiu pateikti kažkokių pavyzdžių vieną ar kitą temą, ar aš galiu pasakyti atsakymą į kažkokį su viena ar kita tema susijusi klausimą. Tai tokie, vėlgi, galima padaryti iš to testą, galima galbūt tiesiog pareflektuoti, galima kažkaip žaidimo formą tai pasikartoti. Tai čia jau vėl suteikiame laisvę jums ir tikrai kviečiame tas visas temas ir pasikartojimus ir projektus interpretuoti, galbūt papildyti arba pakreipti jūsų norimą linkme. Toliau, štai taip atrodys įvadas. Įvadas, kuris paaiškins, na, kaip yra žymimos įvairios temos, tai tikrai pradžioj su mokiniais labai siūlome išsinagrinėti tai, kad jie patys suprastų ir žinotų, vat tos legendoje esančius ženkliukus, kaip kas žymima, kaip žymimos kompetencijos, kaip žymimos pagrindinės temos, pliusinės, projektai, pasikartojimas ir panašiai. Taip pat pirmo skyriaus, ne pirmo, kiekvienas skyrius prasidės tam tikra vizualinė inspiracija. Tai čia matote pirmo skyriaus fragmentą. Tai yra Čiurlionio darbų toks koliažas pateikiamas, kuris vėlgi yra susietas ir su klausimais, kurie matomi puslapio viršutinėme kampe. Ir taip pat gali padėti, na, kaip čia pakviesti mokinius į diskusiją, ar ne, įtraukti mokinius į diskusiją. Tai ieškome įvairiausių priemonių, nes žinome, kad tikrai, na, ne visą laiką taip jau yra lengva įtraukti mokinius į diskusiją. Tai kiekvieno skyrius pradžioje rasite kitokį fragmentą, tai kitame skyriuje bus nuotraukos, stengiamės parinkti kažkokio žinomo fotografijos klasiko darbus ar kažkokius kitus įdomius darbus, kurie praturtintų mokinių pažinimą, kultūrinę kažkokią tokią irgi vat savivoką ir inspiruotų eiti tolyn į tas temas, eiti gilyn, gal net ne tolyn, bet gilyn ir diskutuoti. Gerai, dabar tada perduodu žodį Gintarui toliau. Aš šiandieną pristatysiu būtent kelias vadovėlio dalis, kurios jums jau yra pažįstamos. Tai yra pagrindinė tema, pliusinė tema, kurią mes jums siūlome, projektą bei įsivertinimą. Ta žinau, moku, galiu. Ir ką rasite konkrečiai, va štai pačioj pirmoji temoje, aš pastovus ar kintantis, tai rasite visų pirma iššūkio užduotį, kuri vadinasi Tesėjo laivas, mintinis eksperimentas ir 6 klasės mokiniai, galbūt jau keista bus kažkam, bet skatinami filosofiškai apmastyti tapatybės, tapsmo klausimą. Ir tuo pat metu mokiniai yra įvedami į pamoką, į pamokos problematiką, sužadinamas jų smalsumas. Kaip žinote, Tesėjas yra graikų didvyris, Atėnų miesto įkūrėjas, Atėnų karalius ir jisai leidžiasi į kelionę. Ir atsitinka taip, kad laivas laikas nuo laiko yra remontuojamas, kadangi jo dalys susidėvi,
sudyla ir galiausiai nebelieka nei vienos senos lentos ar detalės. Ir štai mintinis eksperimentas tokia kaip ir diskusija mums atveria, kas išlaiko visgi daikto tą tapatybę, kai visos dalys keičiasi. Ir šią analogiją, perinant nuo daikto prie subjekto, tai galime taikyti ir žmogui. Ir jeigu žmogus keičiasi fiziškai, emociškai, vertybiškai, ar ne, ar jis vis dar tas pats žmogus. Ir užduotis skatina įsivertinti ir patiems mokiniams būtent jų pokyčius paauglystės tarpsnyje, kas manyje keičiasi, kas lieka pastovu, arba net jeigu aš labai keičiuosi, ką norėčiau išlaikyti savyje, tokio kaip ir nekintamo, pastovaus, ar ne, kas yra mano ta, kaip sakyti, savastis. Ir būtent antroji užduotis, va kaip Sigitas sakė, tikrai taip, yra kaip ir kelionė. Mes nuo objekto perinam prie subjekto. Tai antroji užduotis, kokie prisiminimų reikšmė žmogui. Pagal ženkliuką jau, tai matote, kad yra įlavina pažinimo kompetenciją ir yra paremta britų filosofo Džono Loko samprotavimais apie prisiminimų reikšmę žmogui ir skatina mokinius apmastyti tai, kas sudaro jų tą savastį, suprasti, koks yra atminties ir apskritai tapatybės ryšys. Tai mokiniai turi galimybę ne tik permastyti savo prisiminimus, naujai įgytas patirtis, suprasti į svarbą savo savęs suvokimui ir savo sprendimų priėmimui. Tai ši užduotis, kai ją kūrėme, kai galvojame, tai galvojame, kokią čia reikėtų tą kompetenciją labiau priskirti, ar tą pažinimo, ar socialinę emocinę kompetenciją. Ir dabar kaip čia ta socialinė emocinė kompetencija. Tai ši užduotis iš tikrųjų lavina ir kartu tam tikrą empatiškumą, tam tikrą jautrumą kitų išgyvenimams, ar ne? Tai pavyzdžiui, žmonėms turintiems atminties sutrikimus, ar ne? Ir užduotyje, kaip matote, klausimai yra pateikti atviri ir nėra tokia kaip vieno teisingo atsakymo, todėl puikiai tinka diskusijai, klasės diskusijai. Ir jos metu mokiniai mokosi ne tik pagrysti savo nuomonę, bet ir išgirsti kitus ir apskritai susijęti savo idėją su tomis realiomis kasdienėmis situacijomis, ar ne? Trečioji užduotis jau yra truputį kitokia. Iš tikrųjų stengiamės kuo daugiau tos įvairovės, kad būtų, kad mokytojai galėtų atsirinkti, vaikai galėtų pasirinkti. Ir trečioji užduotis vadinasi padėk Jonui pasirinkti. Ir ji lavina socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetenciją ir supažindina mokinius su Jonu, kuris gyvenime yra kiek pasimetęs, nes turi suderinti draugų, tėvų lūkesčius ir jam reikia pagalbos. Ir mokiniai iš pateiktų faktų susipažįsta su Jonu ir turi būtent padėti jam išspręsti tą galvosūkį. Kokius visgi išsirinkti Jonui tos du būrelius, kurie labiausiai jam tiktų. Ir mokiniai įvertina būtent tas skirtingas perspektyvas, tai yra draugų perspektyva, kuri siūloma Jonui, tėvų perspektyva ir netgi reikia vertinti ir paties Jono asmeninius norus ir tada juos pasverti ir priimti pagrįstą tą sprendimą. Tai užduotis stiprina gebėjimą reikšti mintis, pagrįsti savo nuomonę ir apskritai suprasti kitų žmonių poreikius. Beje, ši užduotis skatina ir tam tikrą savirefleksiją, reflektuoti savo pačių patirtis. Pavyzdžiui, kaip mokiniai elgėsi ar elgtųsi panašioje situacijoje. Ir ar tie pasirinkimai atitinka jų pačių galbūt tos pomėgius ir juos pačius. Tas būrelių klausimas tikrai yra jautrus mokiniams. Nežinau, galbūt esate su savo mokiniais kalbėti, diskutavę, tai tėvai stengiasi juos kuo labiau įveiklinti. Tai, bet atsitinka taip, kad
tie ir mokiniai, šeštokai ir penktokai, jie tiesiog perdega ir jie nieko nebenori, tai va tas pasirinkimo, atsirinkimo momentas yra labai svarbus, tas supratimo vis dėlto, kas aš esu, koks aš esu. Ir ketvirtoji užduotis, skirtingi gyvenimo būdai, kviečia mokinius visų pirma susipažinti, o kartu ir apmastyti, kokiai subkultūrai jie priklauso ar bent jau norėtų priklausyti. Tai mokiniai perskaito pateiktą tekstą, aprašymą apie įvairias subkultūras ir atsako į klausimus. Ir ši užduotis padeda geriau įsisąmoninti savo pomėgius, puoselėjamas vertybės, atrasti savo unikalumą. Ir tuo pat metu jie susipažįsta su tomis subkultūromis. Tai mokiniai mokosi vertybiškai pamatyti tas subkultūras, pamatyti tą vertę skirtingų gyvenimo būdų, ar ne, tos įvairovės, tą vertę. Beje, šita užduotis leidžia dar pamatyti ir tai, kad kultūros jos gali susipinti tarpusavyje ir sudaryti tokius kaip naujadarus, ar ne, tam šiuolaikiniam pasaulyje. Ir priklausimas tam tikrai subkultūrai visada reiškia daugiau. Tai reiškia priklausimą tam tikrai bendruomeniai, ar ne, tam tikrai žmonių grupė. Na va, tai čia yra pagrindinė tema, kuri būtent atitinka tas bendrasias ugdymo programas. Ir dabar matote jau tą pliusinę temą, kuri vadinasi galime kalbėtis, nors esame skirtingi. Ši tema ugdo socialinę atsakomybę, empatiją, komunikacijos įgūdžius ir jau turbūt pastebite, tikrai stiprina įtraukti. Tai yra skatina tą tokį pagarbų žvilgsnį žmonių skirtumams ir gebėjimą bendrauti, nepaisant jų. Pirmoji užduotis, kas yra gestų kalba, kaip matote, lavina pažinimo kompetenciją ir supažindina mokinius su gestų kalba kaip pilnaverte, visaverte kalba, turinčia gramatiką, taisyklės. Ir mokiniai atranda, jog kalba gali būti ne tik audelinis, ne tik tas garsinis bendravimo būdas. Ir klausos negalią turintys žmonės, jie gali pilnavertiškai komunikuoti, tai išreikšti savo mintis, emocijas, idėjas, būtent kitais būdais, per gestus visų pirma, per mimiką, per kūno kalbą. Iššūkio užduoties metu prašoma jau atlikti tam tikrą jau praktinį veiksmą, tai mokiniai pagal pateiktą lietuviškosios daktilinės abėcėlės pavyzdį turi parodyti savo vardą ir miestą, kuriame jie gyvena. Tuo tarpu kiti mokiniai, klasės draugai, turi iššifruoti būtent tas siunčiamas žinutes, būtent naudojant tą piršto abėcėlę. Šios veiklos metu yra būtent skatinama suprasti, kad apskritai kaip jaučiasi kurtieji arba neprigirdintys žmonės ir su kokiais jie iššūkiais susiduria. Ir tuo pat metu formuojamas tas toks įtraukus, atviras požiūris į kitoniškumą. Tai pliusinė tema, galime kalbėtis, nors esame skirtingi, yra apie tai. Kalbant apie projektą, skirtingus poreikius atspindintys ženklai, tai šitas projektas kaip ir pratęsia mūsų pliusinę temą. Beje, mes esame dabar antrame skyriuje, nebe pirmame, to aš nepaminėjau. Ir šios būtent pamokos veiklos metu mokiniai mokosi jau per kūrybinį procesą pažinti žmonių kūrybinius skirtumus, pamatyti jų įvairovę. Mokinių prašoma susikirsti grupėmis ir sukurti žaislų modelius, kurie spindėtų įvairius žmonių tuos fizinius skirtumus. Pateikti diskusiniai klausimai skatina mokinius pastebėti, pamatyti tą įvairovę žaislų pasaulyje, jų aplinkoje, namuose, parduotuvėje, mokykloje ir ar tie žaislai atspindi ne kažkokį tai platonišką idealų pasaulį, bet realų pasaulį iš tikrųjų. Ir ar žaislai vaizduoja įvairius žmonės, tos tikrus žmonės su tais skirtumais, ar ne? Tai galim čia pradėti nuo
nuo ne tik skirtingų galumų, bet galima kalbėti ir apie rasinius skirtumus, ar ne, ir taip toliau. Tai va, tai čia yra mūsų toks projektas, kurį mes jums siūlome. Taip, ir žinau, moku, galiu, tai tą braižą mes išlaikome, kaip ir minėjo Sigita, tai naujo kažko turbūt nelabai rasite, lyginant su 5 klasės vadovėliu, Dialogas 5, tai prašome būtent įtvirtinti būtent tas žinias, įsivertinti jas, reflektuoti save šitose temose ir prašome prisiminti tuos aktyvius veiksmažodžius, savokas ar ne, atsakyti į tam tikrus klausimus, tos esminius būtent tų temų, apibendrinti, simboliais išreikšti būtent savo tas mintis, idėjas, bei žinoma pasitikrinti žinias.